Sveiki visi, na ką, naujas video iš Lūšnos. Pasidarom pavalgyt, pagert ir važiuojam. Sveiki visi, na ką, atėjo pagaliau, man nesirimuoja antras dublis. Sveiki visi, na ką, atėjo pagaliau ilgai lauktas pavasaris. Pagaliau. Pradėjo pabiški šilt, atskridau varnėnai mano 3 lizdus. Ok. Ir šiandieną bus taip ilgai lauktas video iš Lūšnos. Man daug kas rašė, Vytai, ar bus dar vienas video iš Lūšnos, ar bus? Nu ok, jeigu tai prašo, dar padarys vieną video iš Lūšnos. Nors darbų yra atlikti didžiulį aibę, bet dėl saugumo sumetimais aš nefilmavau, kas buvo padaryta, bet galiu tik trumpam pasakyti, kad buvo įrengta pilna vaizdo stebėjimo sistema iš kelių pusių Lūšnos ir signalizacija įrengta ant visų durų su davikliais, su visko, su judesio davikliais, su visko kaip turi būti ir toliau valdymu. Dar montuosiu aš upso sistemą, kad palaikytų elektrą, bet visą šito nebus pataikyti į kadrą. Ne veltui aš stojau pasisukęs į savo VC patalpą. Tai ką aš darysiu šiandieną? Tai taip teisingai. Jau turbūt daug kas jau žino, ką aš vis verkiau. Tai bus pirties restauravimo darbai. Chebra, iškart pasisakau į priekį. Nepykit, galbūt bus kažkas, jeigu jūs suprantat, kažkas neteisingai daroma, aš tik noriu pasakyti tai, kad aš tai atlikinėsiu pirmą kartą. O ką aš darysiu, tai keisiu pirties pečių. Nes yra problema, žinot, kame dalykas? Yra problema tai, kad kurienu aš ją vasarą kokias 4 valandas ir prikaista maksimum iki 50 laipsnių. O žiemą, aš čia buvau, pas mane sniego buvo, pilna sniego buvo. Aš jau 4 valandas, kažkur 4,5. Kaitinau ir žinokit, prikaitinau tik tai iki 38-40 laipsnių. Ir svarbiausia, kad aš pats save bandau paguosti. Aš nuėjau į pirtį. Pirtinus tai pirtinus užmečiau dar vandens, pirtinus tai pirtį. Čia gerai biškiai eina ir pats save bandau paguosti. Oi kaip gerai man pirtį, kaip faina. Bet galvoju, po to ką aš apgaudinėjau, nieko čia ne faina, chebra. Taip, matot. Nieko čia ne faina. Nu ką, o šiandieną aš pasitariau su keliais žmonėm, kurie įrenginėja pirtis jau kaip ir supranta, ką daro. Tai jie man patarė, mes savo tą samadėlką, aš jam nusinčiau video, jie pasižiūrėjo, sako, mes savo tą samadėlką ir keisk pečiuką, nes tokioje mažoj patalpoj tikrai turi tau 1,5 valandos turi būti pilna to karščio. Realiai, sveiki dar kartą. Su kolega ką pamatėm, tai tą visą katilą von nafik iš ten, visą tą sieną, kur apmūlytas tas katilas, irgi lupti iš ten lauk ir statyti kažką kito, nes čia tokia sistema padaryta senovinė, nežinau, čia gal tas žmogus, kuris kūreno ir žinojo, kad iššildyti, bet realiai ir kaminas nelabai fainai padarytas, žodžiu, ir tikrai turėtų iššilti tokio dydžio pirtelę. Čia dar mažesnė negu mūsų bačka, to vadinama. Tai realiai viską lupt lauk ir perdarinėt visą sistemą. Pilna to karščio, va tiek, per akis to karščio turi būti. Nes patalpa pas mane labai maža, kažkur apie 4 kvadratus. Jinai turi prikaitinti jo majo kaip greitai. Tokia maža. Ten net ir gali būti sienos kiauras, o jin turi prikaitinti. O pas mane šiuo atveju, aš kada kaitinau žiemą, tai visas sniegas nuvėjo, net visas namas prikaitė, o tai pirty blemba šalta. Ok, tai parodysi, kas pas mane viduj ten darosi. Na ką, žiūrėk, kokie aprūkusi, matot? Net nesandary, išeina čia dūmai, aš čia padaręs gatrokį, kad ištrauktų viską, kad bent nebūtų. Bet vis tiek čia dūmų būna pilna, tai gaila man tos patalpos, čia užsidūmina kaip turi būti. Tai va, aš trauksiu ją velniop iš šianais, bet nežinau, pro kur man trauksiu ir greičiausiai pro tą pusę čia neišlys. Tai šiandieną, jeigu aš ją visi demontuosiu, bus gerai. Einam į vidų, parodysiu kaip. Parodysiu kaip viduj. Nu, gražiai aš čia įsirengiau. Va, matot, prieš žiemą į knopkį viską išrinkau. Atjungiau visą vandenį. Va čia, nedidelė ta pirtelė, jungs dar šviesa, va tai. Nedidelė ta pirtelė pas mane, nublemai, čia turi kaist. Čia aš padariau tokį samadėlinę, apsiūsiu gražiai medieną. Vandens su vandeniu bus čia papildinėsiu, bet
vienu žodžiu, viską nutariau laukan ir perdaryti. Nu, pažiūrėk, katilas. Ir tas katilas svarbiausia su vandeniu. Jisai na chadu greit užkaista, ten nežinau, pusvalandis jisai karštas. Jisai net visas jisai net traška, braška nuo to karščio. Viskas su vandeniu gerai. Nu, bet čia šalta, žinok. Neprikaista čia. Tokie patalpėlė. Va čia aš žiūriu, kada jau mano termometras pakils iki 80. Jisai maksim, ką buvo pakilęs pas mane vasarą, tai 50 laipsnių. Čia vasara. Ta pirtis, tas vanduo visas traška nuo karščio. O čia nehiranė, nieko čia nekaista. Aš net va ir akmenis pakeičiu. Tai va ką aš dabar darysiu, tai dabar viską nuiminėsiu čia nais. Išrinksiu grindis. Pasiklosiu, pradėsiu turbūt akmenis išrinksiu šitus akmenis. Nutrauksiu lauką šiandien. Nu, žodžiu, ardysim, žiūrėsim, kaip čia kas bus. Ir dėsiu naują. Jau daugmaž įsirinkau kur. Arba dievą pirksiu, arba pirtelė.lt. Tenais buvau biškai trumpam užvažiavęs pasikonsultuoti, nu, paskui pas jam man pasakė, nu, blem, iš tokia maža patalpa, čia turi tau patys liūdniausiai pirtelės, pirk ir bus viskas tvarkoj. Nu, blem, tas, kas darys, turėgi žinot, aš visaip čia bandžiau, pas mane čia net, va čia manot, va tarpas va yra, pra čia jis eina oras net, va čia aš ventiliatorių net, va čia buvo senas sovietinis ventiliatorius, čia va toks atsidaro, jūška tokia atsidaro, į viršų kad oras vaikštų. Jisai veikia, va. Ir viskas veikia. Čia valyt kaminą. Va, jūška atsidaro, va čia nais tokia jau, kur kaminą eina. Aš galvoju, gal kažkas blogai, nu, viską čia aš restauravau po to, kai nupirkau šitą sodybą. Viską tą patį palikau, bet nu, įvairiai bandžiau kaitinti ir darinėti ten, nu, nekaistinai nors tu ką. Nu, blem, bet žmogus kas darė, tai turėjo kažkiek tai nusimanyti, nu, tokią patalpėlį turi prikaitinti, šis su bet kokiu pečiuku turėtų prikaitinti, nesuprantu aš. Nu, teks perdarinėti, nesuprantu. Tai vat, kada aš išsiimsiu, aš tą patį kaminą galvoju suleisti viską, visą karštį suleisiu tą patį kaminą. Va taip, nu, žiūrėsim. Reikės po to gal čia kažkaip gražiai restauruoti ją. Ai, dar ką aš norėčiau šitą pirtį padaryti. Ką aš norėčiau? Tai va čia langelį pasidaryti, kokį nors nedidelį. Nu, kad šviesa natūraliai eitų. Žiauriai nori langelį. Žiauriai kokį medinį užsakyti. Medinį kokį nedidelį, ten 30x30. Ir čia įmontuot. Nu, neapšildyta, aš žiūrėjau, jinai čia visur uždėta su ta izoliacija, kaip turi būti uždėta. Čia turi kaitinti tą pirtelį, čia 2 žmonėm. Nu, galima čia daugiau, 3 eilys čia. Nesuprantu, chebra, kas čia gali būti blogai. Ok, tada nusirengiu striukę, deduosi pirštinės ir važiuojam. Važiuojam, chebra, su manim. Nu, tikiuosi viskas gausis ir viskas bus gerai. Na ką, štai ir ištraukiau iš akmenukus visus. Tikiuosi užteks tų akmenukų. Šitų, ką buvau nupirkęs, apažyt kokie čia buvo. Tiesiog taip sudėta. Mano manimu čia tiesiog yra tiesiog tokia kaip bačka ir viskas. Kas supranta pirtyse, tai kiek aš žinau, kiek aš ten domėjausi, tai pirties pečiukas turi būti toksai pakopinis, kad
liepsnos liežuvis jisai netiesiogiai išeitų, kaip pas mane greičiausia, taip ir yra, aš nežinau, aš po to išardysiu, pasižiūrėsiu. O jis turi toks pakopinis, kaip laiptai, kad karštis atsimuštų į vieną pusę, į kitą pusę, kad jisai atiduotų visą karštį čionais. Į vidų, o neišleistų pro kamerą. Pas mane greičiausiai padaryta taip tiesiai. Aš to garantuoti negaliu, bet man taip atrodo. Tai vat, ką dabar darysiu, tai išnešiu dar turbūt grindis, išlūpsiu, kad čia šiukšlių nebūtų. Išnešiu lauką, nupjausiu vamzdį, čia pas mane vanduo pasiduos. Čia kranelį po to sumontuosiu, taip gal padarysiu, gal kad matysiu. Čia kranelį susimontuosiu po to. Kad galėčiau vandenį, gal čia, gal žemiau, nu nesvarbu, kol kas čia turbūt nupjausiu. Ir padarysiu kranelį, išsivėsiu po to į šoną, vandenį ten į šoną, į apačią. Nu žiūrėsiu, kol kas dar nesugalvojau, po to žiūrėsiu, kada pirkti naują pastatysiu, dažėsiu. Bet vanduo vis tiek reikalingas čia, kad būtų. Galima kažkokią talpą, kad kaistų jisai nuo šitos vietos, nuo to pačio pečiuko, mačiau prijungti prie pačio kamino, tokia talpa prisikabina, bet turbūt man to nereikės. Nežinau, žiūrėsiu ateityje. Tai dabar ką aš darau, pjaunu, taip, lopų grindys, pjaunu vamzdį ir demontuoju, paimu perfą, bet žiūriu, taip išsiardys. Labai gerai, kad pas mane išeina vamzdys čia viršų, aš šiltai galvoju, kad pas mane apačioj. Buvau užtikrinęs, kad apačioj. Galvoju, reikės daužyti, bet žiūriu, aš tą patį vamzdį suvėsiu ir viskas. Pagal aukštį man turi įlysti, pagal aukštį. Nu, žiūrėsiu aš. Aš čia gražiai va taip apipjausiu. Hop. Tikiuosi balgarikė prieisi. Nu, neprieisiu, gabalais išpjausiu, tiesiog ką daryti. Ir suvėsiu. Tik reikės. Čia turbūt. Ačiū. Bet reikės turbūt šitą. Gal vyrint bus tą siūlės po to ateityje. Nežinau, žiūrėsiu, kaip sujungti. Galvosiu, jau man jau mintis galvoja į priekį, bet dėl to aš ir nešneku, galvoju, kaip po to padaryti. Nu, nesvarbu, šiandien išrinkinėjom viską iš čia. Man atrodo, aš pradurys jį turėčiau, nes turėtų išlysti ant ribos, bet turėtų išlysti. Ok, važiuojam toliau. Na ką, išsivaliau šiukšlės, išsinešiau plytas, kiek gražiai, kiek galėjau, atsimušiau su plaktuku, nereikėjo man čia perfų. Dabar mano planas išpjauti dūmtraukį, va tai, tu pasižiūrės dar kaip pjauti. Išpjausiu dūmtraukį, bandysiu tada traukti šitą pečiuką laukan, žiūrėsiu kaip jisai eisis. Ir tada tas plytas aš taip galvoju apipjaut, blem bus čia dulkių. Nes jos įmurtės ten, aš nenoriu jas pilnai ardyti, aš jas galvoju apipjaut. Nežinau kiek, ar toliau, ar mažiau. Iki viršaus tai nepjausiu, bet nuo šitos juostos galiu pjauti. Šitas man atrodo išsitrauks. Turi išsitraukti. Ten matau, tą sieną jau vieną plytą tik tai skyrė. Tad skylėjau, matau, eina. Yra. Nu, žodžiu. Po to aš turiu šitas pačias plytas karščio atsparės, tai aš jas gal ir klijuosiu, kur reikės, kur plyšiai bus.
ir aptinkuosi tos kėdinius specialiai karščio atsparo raudono. Ok, pjaunam. Va, žiūrėkit, kaip ties dar norėjau pažiūrėjau, kaip čia jis padarytas, taip kaip aš galvoju, taip ir yra. Va, vandens talpykla, jis privyrinta šalia. Ir čia vanduo kaista. Va, tiesiog bačka elementariai čia kaista. Kaista degimo tas pečiukas, matomai, čia padarytas. Čia turbūt, nu jo, čia bus degimo pečiukas, apačioje bus turbūt anglis, kur subyra. Ir viskas, ir tiesiog kiaurai išeina. Karštis visas, jisai neužsilaiko čia. Bet man vis tiek labai keista, tas žmogus, kuris darė, jis turėjo kažkiek suprasti, vis tiek bent elementariai. Nebent gal ten yra tie vadinami pakopos, tos liežuviai tie, bet jie gal išdegė nuo karščio su laiku. Aš labai abejoju, kad šitas žmogus, kuris dar nežino, ką daro, nes jisai pats dirbo prarabų, tai vadinamu. Man kaimynai pasako, iš čia pritempė medžiagų visokių. Aš mačiau, kaip namas padarytas, tokios balkės, tokios darovos, sudėtos nešamos. Turėjo medžiagų iš kur. Ir pats dar žydelis buvo, tai tikrai savo blogai nedaryto, aš manau. Nu, okei, mačiau, galbūt daugiau darbų, dar tiesą paimsiu, aš išsuksiu dar šitus visus kranus. Čia, kad kuo mažiau vietos būtų man staupyti, jeigu ką reikės dar išpjausiu jį. Nu, žiūrėsiu pagal faktą, pagal situaciją, kaip čia išsitraukinės. Labai tikiuosi, kol kas aš jo neišpjaudinėsiu, aš iš čia gal bandysiu ištraukti. Tikiuosi niekur čia daugiau, nu ne, jis taip tiesiog paguldytas ir viskas bus greičiausiai. Nu, reikia šitą išpjaudysi pirmais, dabar laiko čia nais. Arba jisai gali būti, kad kištas tiesiog tenais. Gal blemba jį reikėtų realiai. Ne, na kurgi jis taip įmūrytas. Blemba, pjaut manį, nepjaut. Gal jis tiesiog kištas. Nu, pabandysiu išpjaut, pažiūrėsiu, kaip bus. Iš tos pusės su plaktukėliu stuktelsiu. Na ką, žiūrėkit, kaip aš pjaunu, nes negaliu užlyst su balgarkė iš kitos pusės. Tai va taip, išpjoviau tokią kišenį, išpjoviau, kad galėčiau prieiti dabar su balgarkė. Ir ką aš matau, matau taip, kaip aš ir galvoju, matot man, tikiuosi matosi. Vienu žodžiu, jo, taip ir yra, jisai tuščiai varo tiesiai, visą karštį tenai išvaro ir viskas. Čia nieko, čia vienintelis, kas kaito, tai va šitas vamsdelis kaito. Dabar man tik tai reikės tą blembą pečių iš čia kažkaip išstumti. Nežinau, kaip aš išstumsiu. Ir buvo kažkur trečdalis susipildė jau šitom anglim, šitom suodžiais visais tais. Trečdalis jau buvo užsipildė. Tai pravaliau į apačią. Tai dabar aš ką darau, dapjaunu dabar ir bandysiu iš tos pusės stuktelt čianai, kad jisai išlystų. Turėtų išlyst šiaip tai. Didžiulis toksai nemažas. Ant metalo jį priduot. Tokį didžiulį nemažą. Nu ką, pjaunu ir bandau stuktelt. A few moments later. Na ką, blemba, bandau ją iškalt. Neina, žinokit, gerai stovi. Juda, bet nepasiduoda. Aš ją vidurį ištraukiau, net viduris, vai nieko pjauti nereikėjo, jau buvo išdegę visi, matot kaip. O, jau vas gyvi. Čia įpirtinasis kaip turi būt gaunasi su moterim, nes labai daug lovų pasibuvo pas seną šeimininką. Yeah, baby! Nu, okei. O, čia dar šiukšlės reikės išimti, kad lengviau būtų traukti man ją. Jo. O, čia kiek šiukšlių dar daug. Reikės ištraukti viską dabar. Ką aš norėjau padaryti, galbūt aš galvoju neduodavo šitie šonai. Aš pabandysiu nupjauti juos šiandien. Va čia, išpjauti pabandysiu. Ten aš jau pilnai vamzdį atskyrį, šitą dūmtraukę jau atskyrį, užpjoviau. Liko man šitą tolpą, čia visai nedaug, atrodo yra. Nebent kažkaip jisai dar pritvirtintas. Bet nemanau, aš bandysiu išpjauti šitus ir tada turi jisai išsikalt. Juda, bet vos. Nu, okei, padarysiu, aš jį įveiksiu, neaugi ne. Nu, blemba, vargstu jau 40 minučių kokių, negaliu išstumti jo niekaip. Va šitie kraštai, man atrodo, biškie taip praplatėja, va taip į šonus. Ir jisai, man atrodo, remiasi. Ne, da viršus biški, vos juda, atrodo, visur atlaisvinau jų. Pasakys, kas čia yra, Vydai, paimk nupjaukios. Žinokit, su balgarkė neprieinu. Čia vat vyrimo taškai tokie yra, kur priėjau, ten aš nupjoviau. Blemba. Bent vieną šitą išimt kažkaip tai. Atrodo, kad kas čia yra atlaisvint. Stovi jisai mirtinai, lygtais kažkur jis dar būtų, kažkur tai dar būtų jisai
Bet viską apčiupinau visą dugną, jokio varžto nėra. Kad kažkur tai būtų dar... Kažkur įvyrinta kažkoks tai. Čia tai va laikikliai buvo, čia buvo 2 aukštų krosnelė tokia. Apačioje krisdavo pelinai. Nežinau, kas čia dar gali būti pas mane. Toj, kas jį laiko. Kažkoks siaubas. Nu ką, darbai pajudėjo. Man porą centimetrų, bet pajudėjo. Išrinkau aš. Čia užkišau lomą. Ir nulaužiau šitą pusę, tada pajudėjo. Bet pradėjo remtis dabar į plytą, man pradėjo remtis vaisiai čia. Tai dabar paimsiu, nupjausiu plytas gabalą ir bandysiu stumti. Jo, turiu nusipjauti ir turėtų lyst. Nors ir čia matau dar kabinas, ten toliau dar. Lauk, šviesą uždegsiu, žiūrėsiu aš dabar. Kur labiau kabinasi, ai, va dar čia matau kabinasi, ar ne, ten dar nekabinasi, bet tai pradės, bet galbūt išstumsiu aš ją. Bet galbūt, manau, išstum, lem, ar ten kabinasi biškelį. O čia kaip, lem, čia turėtų eiti jau. Juda. Jo, šitą plytą reikia, tada žiūrėsim, tada turėtų pajudėti darbai. Jo, čia viskas vos juda, gali būti šitas plytas jūs išgrius. Nu, vienu žodžiu. Nu, reikia traukti, ką darysi jau. Pradžia yra, kai važiuojam. Na va, viskas įveikiau, atlaistinau visur. Viskas ir išsitraukė lengviausiai su rankom. Nereikia net kalt. Dabar reikia tik tai sutvarkyti viską. Neužgrįstų šiukšlių, man čia niekur nereikia. Ir bandyt traukti, sunkiai jinai blemba. Sunkiai. Nu ir bandysiu traukti. Metalo padėsiu tenais. Padėsiu. Lauke parašysiu, kad galim pasiimti. Tai manau, gal kas nors pasiims ją. Ir po to eisiu papietausiu ir po to darysiu matavimus. Kaip kas čia nais turės būti. Okay. Bandau. Šitos pusės pusių. Ne, tai ją nereikia, aš ją pats ištrauksiu, neišsitraukiu. Opa. Sunkiai, reikia ją kažkaip kelt. Nu, turėtų pralyst pro duris. Palauk, aš bandau pakelt. Nu, turi, pabiški, bet jinai išeis. Opa. Reikia už tos napą imti, palauk, aš čia, palauk. Tiek. Palauk. Palauk, žiūrėk, ar išlys. Išlės. Palauk. Aš galvoju. Palauk, neskubėk. Opa! Stok. Kad nesulaužtum tų lentučių, supranti? O kame dalykas. Va taip, jie. Palauk. Man nėra iš ko paimti, aš čia paimsiu. Bet reikia kelt. Paimti. Padedam. Op, neskubėk. Neskubėk, po to reikės duris uždaryti, ne? Tai, palauk, man nėra iš ko paimti, neskubėk. Op, gerai, stovėk, neskubėk. Palauk, dabar nieko nedaryk. Aš duris uždarysiu. Palauk, man stiklą sudaužysim. Reikia biškelį. Va, все. Palauk, tu man labai galva apsisukė. Bliam, kad pro šitas duris išlystume. O, kame dalykas. Nu, davai. Iki durų. Kaip čia? Žinai ką, palauk, paimk maišą, padėk tenai, kad nesuvaržytume. Čia maišas už kampo. Nu jo. Pasiruošęs? Sakysi vienas? Pasakysi kada. Dar arčiau galim. Iki paroga, jo. Bėgs. Koją trauk. Что? Этот Василий Алибабаевич, этот нехороший человек, мне на ногу батарею сбросил, падла. Так, dabar ant paroga. Neskubėk, pailsėk. Oi, davai. Pakelk. Laikyk, kad reikia dar vieną maišą uždėti.
taip paimsiu. Na ką, štai ir įveikiau. Nukritau koksai gabalas. Nu nieko. Tas pačias plytas aš po to atgal įstatysiu čianais. Įstatysiu aš jas čianais pat. Kokias reiks, apmūrysiu, nes jos su karščiu atsparios greičiausiai yra, tai vat. Ir į tą patį dūmtraukį aš ir įkišiu. Man tikiuosi aukščiau užteks. Tai vat. Čia dar ką aš padarysiu šiandien, tai dar va šitus, va taip apjausiu gražiai. Pavalgysim dar čia apjausiu šitus gražiai. Sulyginsiu lygiai, kad būtų. Hop, sulyginsiu, kad būtų lygiai. Čia palyginsiu, čia turbūt palyginsiu. Nu ir tikiuosi viskas bus ok. Na štai ir viskas šiandienai. Mano griozas ištrauktas. Priduosiu ant metalo. Aš kada atvešiu naują pečiuką, aš kar šitą ir išvesiu. Čia jis sveria, daug sveria. Čia dar turiu, tai išvešiu, priduosiu. Viskas, aš parašiau jau, išsimatavau visas angas, ką reikia. Ir dabar važiuodamas, vat net negalėjau įkišti, tai duris net išėmiau. O išjungsiu šviesą. Išėmiau duris, lemba, kad nes išlys negalėjo. O, reiks pasimatuoti plotį tuo naują pečiuką, nes kitaip neįlys. Tikrai, PM8 beras buvo. Tikiuosi surasiu tokį. Reikia surasti kažkaip, tai o ką. Okei, viskas, blem koks bardakinas, kiek dar čia visko laukia. Ai, dar užvažiuos tiesiai į parduotuvę. Tai vat parodysiu, kokį aš daugmaž nusižiūrėjau. Tai susimatom parduotuvai, o po to sekantį kartą susimatysim, nežinau, turbūt geriausiu atveju, tai po savaitės. O darbų dar čia pas mane nusimato va tiek, bet kol kas reiks su šitų darbų išsiaiškinti, o po to važiuosim kitus daryti. Tai nesakau ate, o sakau, susimatom parduotuvai. Nu ką, viena iš mėgstamiausių mano parduotuvių. Kainos man patinka čia. Dėl to man ir mėgstamiausia yra. Taip, dabar mes žiūrim. Čia dabar negalima, ne? Okei. Dinukė, man atrodo, čianais. Jo, ieškau, man atrodo, čianais yra pečiukai, ždinukai, ne? Židiniai? Iš kitos pusės bus. Supratau, čia tik tais, movas visokios. Buvo ir kainos daug geresnis. 15 eurų perėjimai, va. Tuoj mes išsimatuosim. Okei. Va, kampuočinimas tik reikės, va, tokį perėjimą reikės. Tai va, redukcijų. Okei, o aš žiūriu tada, matuojasi ir važiuojam pirmin. Nu štai, na štai. 469. Pirties krosnis su sienai montuojama. Va šitas liežuvis man biški per didelis. Per daug išlys. Jį gaunasi reikia pjaut, vyrint. Bet aš mačiau yra kur lygiai su siena. Va, kažkas panašaus. Su židiniu, malkinė krosnelė su židiniu. Va, kažkas tai tokio gali būti. Kažkas tai gali būti va tokio. Reikia pasišviest, pasižiūrėti, kaip čia padaryta. Va, čia kokį. Kažkaip tai aš nakrat žiūrėjau, didesnis pasirinkimas buvo čia. Pas juos pirties krosnis su sienai montuojama kurykla. Harvija. Nu irgi labai ten tai galinga, man tokių nereikia. Čia visai netokį. Man to reikės šitokį nusipirkti, užmirštų išsimatuoti. Prie savo židinio viduj. Okei, reikia matuotis man. O, mažytė. O, iš vis mažytė. 6,13 kvadratų. Reikia skaičiuoti kubatūrą. Kokiai kubatūrai šitą. 8,5. Kaip tik biškį išilys jisai. Nu. Gal išlenda, okei. Žiūrim. Bet šitą vat matau kaip ir jau tokia.
kaip ir va tokia visai nebloga. Ok, žiūrim. Na ką, nėra iš ko pasirinkti labai stipriai. Stovi 3 vienetai, 4 vienetai. 3 iš jų man netinka, per dideli. Vienas tinka, bet labai jau mažytė. Manau, kad ir tą mažytę užteks. Žiūrėsiu, bet kažkoks jau variantas jau yra. Bet dar pasianalizuosiu rinką. Kažką surasiu galbūt. Noriu išnaudoti po maksimumą, kiek aš ten galiu įkišti. Kad būtų kuo idealiau mano variantai, kad tiktų. Čia 385 labai gera kaina, maža. Stovi manas mažiukas. Tai va, užvažiuosiu į Pirtelį LT, ten irgi yra, mačiau, bet ir iš karto firminė parduotuvė. Pati pigiausia 508 kažkas. Nu, žiūrėsiu, užvažiuosiu, išsimatuosiu ir matysiu, kaip yra. Tai va. Na ką, štai aš ir vietoj. Įsivaizduojat, išvažiavau iš namų kažkur tai apie 8, o jau dabar jau po pietų. Langelį aš pasiėmiau. Langelis saugiai supakuotas. Gerai. Bus va tokie pas mane akmenukai. Kai pradėjau gręžti ilgiausių grąžtų, pasižiūrėkit, melūžinis grąžtas, kas per medieną kieta. Tikrai padės kokius samtį ir iš tos pusės, kada eisiu pro langelį, žiūrėsiu, pirtys samtis stovi, manęs laukia pasipirti. Žodžiu, susidūriau su tokia problema, su kuria negalvojau, kad susidursiu, chebra.